kas yra tikrasis žydiškumas. Paulius romiečiam laiške sako, tu vadiniesi žydas, tikrasis žydas yra tas, kuris toks viduje. Ir apipjaustymas yra tas, kuris yra širdyje. Jis kalba apie kažkokį tai giluminį pokytį. Ne visi gimė Abraomo šeimoje yra Abraomo sūnus. Ir čia mes matome tas akivaizdų pavyzdį Ezavo, kuris gimė Abraomo namuose, buvo apipjaustytas, gimė pažado žemėje, bet vis tik nenešiojo jo tikėjimą. Jį paliko nusukdamas kitur. Ir atvirkščiai, pasirodo, tikrieji Abraomo sūnus nebūtinai buvo gimę pažado žemėje, jie atkeliavo. Tai yra Jokūbo sūnų istorija, kuomet jie keičiasi viduje, jie atsineša daug kitų tautų papročių, bet laikui bėgant jie juda, jų yra vidinis pokytis. Sveiki, mėly apologetika.lt kanalo žiūrovai ir klausytojai. Čia rubrika Biblijos slėpiniai. Aš Laurynas Jacevičius, o ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Skaitysim pradžios knygos 36 skyrių. Daug vardų. Tai reikės kantrybės klausytis, bet po tais vardais slepiasi svarbus dalykai. Jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Nieko nelaukdami, tada pradedam skaityti pradžios knygos 36 skyrių. Štai Ezavo, tai yra Edomo palikuonis. Ezavas paėmė savo žmonas iš kananiečių. Elono Hetito dukterį Adą, Cibeono Hivo sūnaus Anos dukterį Oholibamą ir Izmaelio dukterį bei Nebajoto seserį Basmatą. Ada Ezavai pagimdė Elifazą, Basmata pagimdė Reuelį, o Oholibama pagimdė Jaušą, Jalamą ir Korahą. Tokie tad yra sūnus gimė jam Kanano krašte. Tuomet Ezavas pasėmė savo žmonas, sūnus, dukteris ir visus namiškius, galvijus ir visus gyvulius, visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanane, ir nusikėlė į kraštą, buvusi šiek tiek toliau nuo jo brolio Jokūbo. Mat jų nuosavybė buvo tapusi per didelį jiems kartu gyventi. Kraštas, kuriame jie buvo ateiviai, negalėjo jų išlaikyti su tokiamis kaimenėmis. Taigi Ezavas apsigyveno Seiro aukštumose, Ezavas yra Edomas. Štai Edomitų protėvio Ezavo palikuonis Seiro aukštumose. Štai Ezavo sūnų vardai. Ezavo žmonos Ados sūnus Elifazas, Ezavo žmonos Basmato sūnus Reuelis. Elifazo sūnus buvo Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė, ji pagimdė Elifazui Amaleką. Tokie tad buvo Ezavo žmonos Ados sūnus. Reuelio sūnus Nahatas, Zerachas, Šama ir Miza. Tokie tad buvo Ezavo žmonos Basmato sūnus. Cibeono sūnaus Anos dukters Oholibamo sūnus, Jaušas, Jalamas, Korahas, juos jį pagimdė Ezavui. Štai Ezavo sūnų gentys. Ezavo pirmagimio Elifazo palikuonis Temanų gentis, Omaro gentis, Cefojo gentis, Kenazo gentis, Koraho gentis, Gatamo gentis ir Amaleko gentis. Elifazo gentis Edomo krašte kilusios iš Ados sūnų. Ezavo sūnaus Reuelio palikuonis Nahato gentis, Zeracho gentis, Šamos gentis ir Mizos gentis. Reuelio gentis Edomo krašte kilusios iš Ezavo žmonos Basmatos. Ir štai Ezavo žmonos Oholibamos palikuonis Jaušo gentis, Jalamo gentis ir Koraho gentis. Šios gentis kilusios iš Ezavo žmonos Oholibamos Anos dukters. Tokie tad yra Ezavo, tai yra Edomo sūnus ir jų gentis. Štai Seiro Horo sūnus čiabuviai krašto gyventojai Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. Tai Horų gentis. Seiro sūnus Edomo krašte. Lotano sūnus buvo Horis ir Hemamas, o Lotano sesuo Timna. Šobalo sūnus Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. Cibeono sūnus Aja ir Ana. Pastarasis yra tas Ana, kuris aptiko karšto vandens šaltinius dykumoje, ganydamas savo tėvo Cibeono asilus. Anos vaikai. Dišonas ir duktė Oholibama, Dišano sūnus Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. Ecero sūnus Bilhanas, Zavanas ir Akanas. Dišano sūnus Ucas ir Aranas. Horų gentis, Lotano gentis, Šobalo gentis, Cibeono gentis, Anos gentis, Dišono gentis, Ecero gentis ir Dišano gentis. Tokie tad yra Horų vadai pagal jų kiltis Seiro krašte. Štai karaliai valdė Edomo krašte pirmą, negu bet koks karalius valdė Izraelitus. Beoro sūnus Bela,
karaliavo Edome, ir jo miestas buvo Dinhaba. Bela mirė ir Zeracho iš Bocros sūnus Jobabas vietoj jo tapo karaliumi. Jobabas mirė ir Hušamas iš Temanų krašto vietoj jo tapo karaliumi. Hušamas mirė ir Bedado sūnus Hadadas, tas, kuris nugalėjo midieniečius Moabo krašte, vietoj jo tapo karaliumi. Jo miesto vardas buvo Avitas. Hadadas mirė ir Samla iš Masrekos vietoj jo tapo karaliumi. Samla mirė ir Saulius iš Rehobotų ant upės kranto vietoj jo tapo karaliumi. Saulius mirė ir Achboro sūnus Balhananas vietoj jo tapo karaliumi. Achboro sūnus Balhananas mirė ir Hadaras tapo vietoj jo karaliumi, jo miesto vardas buvo Pavas. Jo žmona Mezehabo dukters Matredos duktė vadinosi Mehetabelė. Štai Azavo genčių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus. Timnos gentis, Alvos gentis, Jeteto gentis, Oholibamos gentis, Elos gentis, Pinono gentis, Kenazo gentis, Temano gentis, Caro gentis, Magdielio gentis ir Iramo gentis. Tokios tai yra Edomo tėvo Ezavo gentis pagal gyvenvietės jų užvaldytame krašte. Klausytojams ir žiūroms gera naujiena yra ta, jeigu laukitės vaikų arba žinote, kas laukiuosi, tai tikrai turi daug dabar pasirinkimų, kaip juos pavadinti, tikrai ne vieną. Pradėkim galbūt nuo to, Kodėl tokie skyriai iš viso yra? Taip, nuo platesnio paveikslo. Kodėl egzistuoja tokie skyriai, kam, aišku, atsakymas atrodo kaip ir paprastas. Viena vertus, jas svarbus yra tam, kad mes galėtumėm sekti tą patį pasakojimą ir suvesti po to galus, kas iš ko kilo, kodėl tai yra svarbu, nes čia jau išgirstam tokių vardų, pavyzdžiui, Amalekas, kuris tada turi nebūti svarbu žaidėjas ateityje ir jeigu mes atsimename, kas su kuo yra susiję, tada mums gal tie saitai kažkaip susijungia, bet nes kas skaito grožinį literatūrą šiaip, ne, tai taip pat yra įvairių autorių, kurie mėgsta aprašyti tam tikrus santykius, vardų daug duoti, tarp kurių yra labai lengva pasimesti, bet galiausiai yra svarbus. Bet gal ir be šito tai yra kažkuo reikšminga, kodėl taip nedaug turint vietos ant, nežinau, pergamentų, papirus ir taip toliau tiek rašalo švaistyti. Čia yra skyrius, jeigu jį įveiki ir toliau skaitai šventą raštą, viskas tu prasilaužiai, nes dažniausiai žmogus čia sustoja. Iki tol atrodė dar yra kažkoks naratyvas, dar įdomu, o čia yra iš tikrųjų sunku įveikti. Aš atsimenu tokią patirtį, jog viena bendruomenė, ji irgi turėjo tokią, nusprendė skaityti per savo susirinkimus ir nagrinėti pradžios knygą, vieną skyrių per kartą. Ir laiks nuo laiko aš juos aplankydavau, sakykime, sudalyvaudavau tose skaitimuose. Ir irgi patekau kaip tik į šito skyriaus nagrinėjimą ir jie buvo pasirinkę iš savo tarpo dažnai vieną atsakingą žmogų, kuris turi, pasiruošti šitos skyriaus ir koks jis buvo laimingas. Sako, aš, ką galima čia pasakyti, tiesiog nieko, man išpuolė šitas nuobodus skyrius, kažkokie vardai. Ir sako, kaip gerai, kad, kažkaip tai teks ne man šitą įveikti skyrių, tai šiuo atveju taip, šie skyriai mums atrodo labai labai neįdomus, bet pabandysim jį pažiūrėti taip, kad jis mums kalbėtų. Išdainuot galim šitas vardus. Kad jis mums turėtų tam tikrą prasme. Čia, aišku, reikia prisiminti, kas yra iš principo pradžios knyga, ar ne? Nors mes lietuvių kalboje kažkaip tai unikaliai, pakankamai unikaliai vadinam šią knygą pradžios knyga, tai yra pagal hebrajišką tradiciją. Vis tik, įprasta dažnai vadinti ją iš lotynų ar graikų kalbos kaip Genesis, tai yra tų kilmių knyga, ar ne? Ir mes sakėm, kad pradžios knyga susideda iš 10 kilmių knygų. Tiesiog tos genealogijos, jos kartais yra praturtintos pasakojimais, kai mes sutinkame kažkokią svarbesnį, įdomesnę genealogiją. Ir dėl to mes pamirštame, kad skaitom vis tik genealogijas, nes labai nukrypstame tos pasakymus. Šį kartą mes esame Ezavo labai sausoj genealogijai, taip kaip ir turėtų būti. Čia labai nedaug yra tų pasakymų, vienas kitą pabandysim panagrinėti jau tie, kurie yra, ir mes nusistebim. Tačiau mes esam genealogijų knygoje. 10 genealogijų sudaro visą pradžios knygą. Čia yra kitaip tariant, mums reikėtų perkalibruoti savo mąstymą, kad mes iš tikrųjų skaitome genealogijas pirmiausia, tarp kurių yra įterpti pasakojimai, o ne atvirkščiai. Ne atvirkščiai, taip. Tai va, čia mums tai primena ir pabandykim suprasti idėją, kas globaliai norėtų to skyrium papasakoti. Jeigu mes pažiūrėsime 35 prieš tai buvusį skyrių,
ten juk baigėsi irgi labai glausta Jokūbo sūnumų gimimu, pabrėžiant 26 eilutėje, kad tai yra Jokūbo sūnus gimė jam Padan Arame. Na, tas tiesa, kad Benjaminas gimsta ne Padan Arame, ir čia reiktų užduoti klausimą, kuria prasme jis nėra išskiriamas. Todėl, kad turbūt tai yra tam tikras gyvenimo etapas, ne, iki pilnai grįžtant pas tėvą, jis neužsibaigia, jis išeina į Padan Aramą ir dar iki tėvo nesugrįžo, todėl galima traktuoti, kad tai yra tas Padan Aramo ciklas ar epocha, kuriam patenka ir techniškai jau pažado žemėje gimęs Benjaminas. Tačiau visi Jokūbo sūnus gimė Padan Arame, Mesopotamijoje, ir jie judėjo sudėtingai, bet jie judėjo į pažado žemę. Kaip yra su Ezavo vaikais? Jeigu mes pasižiūrėsime 5 eilutėje, tokie yra sūnus, jam gimė Kanano krašte. Ezavo vaikai gimsta Kanano krašte. Bet, kadangi jie ten nesutelpa, ar ne, jie jį palieka ir ieško kažko geriau, derlingiau. Tas motyvas, kodėl reikėjo palikti Kanano kraštą, tiksliai pažodžiui atsikartoja pas Lotą. Ar ne, kuomet jis įsigyja daug bandų ir Abromas jam sako, rinkis kur nori, tik lik Kanano krašte, o jis pasirenka Sodomą ir Gomorą, kas buvo jau už Kanano krašto. Lygiai tą patį padaro ir Ezavas. Gimsta jo šeima Kanano krašte, bet jis nukreipia savo akis į teritorijas už jo ir rezultatę palieka. Įsikūrė visai kitam kalnyne. Jokūbas atvirkščiai. Šeima gimsta labai toli nuo pažado žemės, bet jis į ją ateina. Ir štai čia yra viena iš pagrindinių idėjų. Kas yra labiau Abromo tikėjimo nešiotas? Ar tas, kas gimė žemėje, ar tas, į kuris jie ėjo? Kas iš jų iš tikrųjų neša tikėjimą? Ir jeigu mes pažiūrėtume, į ką labiau buvo panašus žemiški Izraelio palikuonis, tai dėja labiau į Ezavo palikuonis, kurie gimsta Kanano krašte, bet savo kultūrą palieka Dievą, supagonėja, ką mes ir matysime Ezavo kultūroje. Beje, į Ezavo genealogijas yra tiesiog įtraukti ne tik jo palikuonis, bet ir tai jo žmonų protėviai, reiškia jis inkorporuojasi į visiškai kitas gentis, jau vardai nebėra hebrajiškos kilmės, mes jau nebežinom jų prasmės, tai yra visai kitos kalbos. Ir pačiam gale mes matome Ezavo genčių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus, ir vėliau yra terminai, reiškia tie karaliai ir vadai yra perimti terminologiją tų genčių. Tai yra visiškai kiti žodžiai, kitos sampratos. Jis integruojasi į kitą kultūrą, jis nutautėja. Nors buvo apipjaustytas, gimė Kanano žemėje, bet savo gyvenimu, savo protėviais nujuda kažkur tai tolyn. Ir tą mintį, kas yra tikrasis žydiškumas, užduoda Jėzus, kalbėdamas Jono 8 skyriuje, sakydamas savo klausytojams, aš žinau, kad jūs esat Abromas jūsų protėvis, bet ar jūs jo vaikai? Ar ne, jis užduoda tą klausimą. Paulius romiečiam laiške sako, tu vadiniesi žydas, toks terminas, vadini save žydu, bet antram skyriuje jisai baigia tuo, tikrasis žydas yra tas, kuris toks viduje. Ir apipjaustymas yra tas, kuris yra širdyje. Jis kalba apie kažkokį tai giluminį pokytį. Vėliau jisai, romiečiam laiške, jisai tęs savo mintį, sakydamas, kad ne visi gimė Abromo šeimoje yra Abromo sūnus. Ir čia mes matome tas akivaizdų pavyzdį Ezavo, kuris gimė Abromo namuose, buvo apipjaustytas, gimė pažado žemėje, bet vis tik nenešiojo jo tikėjimo. Jį paliko nusukdamas kitur. Ir atvirkščiai, pasirodo, tikrieji Abromo sūnūs nebūtinai buvo gimę pažado žemėje, jie atkeliavo. Tai yra Jokūbo sūnų istorija, kuomet jie keičiasi viduje, jie atsineša daug kitų tautų papročių, bet laikui bėgant jie
juda, jų yra vidinis pokytis. Mes ne per seniausiai skaitėme, galbūt jų tokius įdas, bet matysime vėliau pasakojimą gale jie pasikeis. Tai čia šiuo atveju labai svarbus klausimas, kas tas yra tikrasis tikėjimas. Ar jis susiveda į etniškumą, į teritoriją, kur tu gimėjai, ar tu esi apipjaustytas ar ne. Tie dalykai iš tikrųjų nepadaro tavęs tikrai tikinčiu. Tai tie klausimai galime užklausimą, kas yra tikrasis lietuviškumas, ir taip toliau galima suvesti į mums aktualias temas, bet taip pat ir, aišku, pagrindinė tema yra, kas yra tikrasis tikėjimas. Ir įdomu, kad Steponas, savo pirmasis kankinys, savo ginamoji kalboje, kuomet teko ginti krikščionybės idėją, ar ne, kad ne šventykla esminė yra, ne teritorija, kad Mesijas yra asmuo ir santykis su juo yra esminis, jis pabrėžė, kad mes, kai skaitome pasakojimus, tai Abromas buvo pašauktas labai labai toli nuo pažado žemės ir ten išgyvena Dievą, o Jokūbo istorija, iš principo, pastebėkim, yra labai nedaug, mes skaitėme jo istorijos pažado žemėje, iš principo, mes matome, kaip Dievas buvo su juo, kai jis buvo Mesopotamijoje, ten gimsta jam visi vaikai, ten jis išgyvena Dievo aplankymus. Aišku, dabar jisai grįžta į pažado žemę ir vėl neužilgo keliaus į Egiptą. Ir ten mirs. Reiškia, gaunasi, kad Jokūbo vaikai, kas yra Izraelio, visi protėviai, gimė ne pažado žemėje ir mirė ne pažado žemėje. Vėliau jų kaulus atgabens, ar ne, Jozapas pareikalaus, kad jis būtų atgabentas. Jokūbas bus tiesa, irgi parneštas, palaidotas, bet kaip įdomu, kad jo gyvenimas praeina ne pažado žemėje didžiąją prasme, bet jis išgyvena su Dievu, jis yra tas išrinktasis. O Ezavas atvirkščiai, jo gyvenimas praeina didžiumoje pažado žemėje, bet rezultatai jis ją savanoriškai palieka. Tai čia yra, galima pasakyti, viena iš pagrindinių idėjų, pabrėžiant, kur gimė vaikai ir kur jie nuėjo. Kodėl toj pirmoji ir senoji sandorai, kaip mes ją vadiname, taip svarbi yra tada žemė, jeigu galiausiai nėra tokia svarbi, kad svarbiau yra kažkas, kas yra giliai žmogaus širdie, taip galėtum pavadinti tas giluminis tikėjimas, bet vis dėlto viskas tarsi ir yra surišta su ta pažado žeme, bet jeigu per daug prie jos prisiriši, tada atrodo, kad ne jinai yra pati svarbiausia. Tai kam čia tada šitas dalykas? Jinai svarbi, bet nesvarbiausia. Čia visas ir momentas. Ir čia gal reiktų prisiminti tą istoriją, palyginimą, kuomet Jėzus bando paaiškinti, sakykime, tą per didelį prisirišimą, kai karalius kelia pokylį ir kviečia žmonės, vieni pasiteisina, kad įsigijo jaučius 5 ir eina išbandyti, o kitas įsigijo sklypą ir, negali jo palikti, ar ne? Tai čia šiuo atveju yra nuoroda ne į tos turtinius dalykus, kai mes dažnai įsivaizduojam, kad turtas yra kliūtis su Dievu, tai yra nuoroda į pažado žemės pažodinį sureikšminimą. O 5 jaučiai yra Toros sureikšminimas, kuomet yra nieko daugiau negu tik tas įstatymas, kuris duotas, pamirštant patį įstatymo davėją. Žemė svarbiau negu tai, kas ją davė ir pašaukė. Kitaip tariant, tu sureikšmini dovaną labiau negu dovanos davėją. Ir tai tampa kliūtis. Tai čia šiuo atveju Dievas duoda jiems dovaną žemę, bet jis yra svarbesnis. Santykis su juo yra svarbesnis. Ir patriarchų gyvenimai tai paliudė, jog žemė netapo mistinė vieta, kur Dievo daugiau. Atvirkščiai, reiškia, Jokūbo gyvenimas, galima pasakyti, rutuliavosi ir tie lemiami įvykiai už žemės ribų. Vaikai gimsta už žemės ribų ir vėliau jie dėl krizės turės iškeliauti į Egiptą. O atvirkščiai, Ezavas praleidžia savo laiką žemėje, bet ją palieka, nebrangina. Tai, tai ir yra modelis, kad žemė yra ne viskas, viskas tas, kas ją dovanoja. Ir panašu, kad mes tada tą pačią idėją galėtume perkelti ir į savo gyvenimus, ir į tą krikščionišką į kontekstą, bet ką Dievas yra mums palikęs kaip gerą maldą, šventąjį raštą, susibūrimus mūsų bažnytinius, dar kažką. Jeigu tie dalykai tampa sureikšminami patys savaime kaip tokie ir jie gali netgi tapti maginiais kažkokiais ritualais, užmirštant patį viso ko davė, kad tai yra irgi būdas mums santykį palaikyti su Dievu ir vienas su kitu. Ir tada šventajame rašte labai daug šabas, irgi kaip Jėzus dėl ko patenka labai dažnai į problemas, nes jis įgyvendina šabo idėją, jis yra tas šabo išpildytojas.
Bet tie, kurie žiūri į šonus, galvoja, kad jis į Šabą paneigia ir Šabą niekina, nes jie susikoncentruoja į tą patį Šabą. Čia taip pat kaip paimti, žiūrėti pinigą ir galvoti, kad pinigas yra galutinis kažkoks tikslas, kai iš tikrųjų tau yra priemonė kažką didesnio su juo nuveikti, kažką naudingesnio. Aišku, palyginimas čia netobulas, bet principas kažkoks panašus. Galima taip sakyti? Taip. Ir taip. Gal sekanti mintis, ar ne, šitam skyriui, kurie mus turi įdėti, yra karaliaus klausimas. Čia mes matome, kad 31 eilutė, štai karaliai valdė Edomo krašte pirma, negu bet koks karalius valdė Izraelitus. Na, čia kaip iš biblinės kritikos įdomi vieta, kad panašu, kad jinai bent jau šitas sakinys ar komentaras, o gal ir visas skyrius, turėtų parašytas jau perspektyvoje, kai kažkas valdo Izraelitus. Tačiau atidėkim šitai šalį, gal mums svarbus pati žinia, labiau svarbi. Jos idėja yra tokia, kad Ezavas pasiekė gerovės greičiau ir pripažinimo greičiau negu Jokūbas. Karalius tai yra tam tikras tarptautinis pripažinimas ir saviorganizavimo laipsnis tautos. Ar ne? Paprasta šeima negali turėti karalius, tam reikia jau valstybės tvarkos, įstatymų, sistemos, teritorijos, daug dalykų, kad tu galėtum turėti, sakykime, ne tai, kad karalių, bet savo karalystę. Ar ne? Pavyzdžiui, mes lietuviai kaip vertinam ir minim savo vienintelį karalių, ar ne? Ir kad Lietuva tuo metu buvo karalystė. Tai buvo, ne tai, kad asmeninis laimėjimas Mindaugo, tai mūsų kaip tautos pripažinimo laipsnis. Ir šiuo atveju įdomu yra tai, kad stebint šituos karalius, mes matome, kad jie nebuvo dinastiniai, tai yra labai modernus karaliavimo būdas. Panašu, kad jie buvo kažkaip renkami dėl savo gebėjimų. Tai pakankamai modernus ir sakyčiau, netgi šiuolaikiškas ar ne dalykas. Reiškia, jie buvo labai pažangus, organizuoti ir labai greit sustiprėję. Jokūbas dar ilgai to neturės. Ezavas, kuris Dievo neišrinktas, pasiekė galios ir pripažinimo daug anksčiau negu Jokūbas. Jokūbui teks pereiti vergovę Egipte, to nereikės Ezavui. Toliau sunku laiką per dykumą pereiti. Tada sudėtingas kovas pažado žemėje, joje subręsti ir tik tada Dievas duos pirmąjį karalių Saulių, kurį mes vėl jo vardą sutinkame čia ir apie jį dar turėsim grįžti ir vėliau tik tai bus Dovydo dinastija. Kaip ilgai Jokūbas lauks to, ką Ezavas pasiekė, galima sakyti, savo kartoje. Jis užima Seiro kalnyną ir čia naudojama yra ta pati kalba, kaip ir pažado žemės užėmime. Bet jis susitapatina su vietiniais. Jei izraelitai priešingai konfrontuodami su vietinė kultūra kovoja, tai Ezavas asimiliuodamasis, vesdamas vietinių kunigaikščių dukteris, ar ne, jisai asimiliuojasi, perima kultūrą, perima terminologiją ir kažkuria prasme ir asimiliuojasi ir išnaikina vietinius, tapdamas vienu jų. Tai čia yra svarbi karaliaus tema. Mes praeitam skyriuje su jie buvom susidūrę, kas yra Dievo išrinktas karalius. Ir štai čia yra, ar ne, kad Ezavas pirmas užauga, bet kokybinė prasme yra prastas. Galia jo rankose, bet ne ta galia, kuri Dievui patinka. Čia reiktų prisiminti, kad Erodas yra Ezavo palikuonis ir kai Erodas persekioja Kristų, mes vėl išgyvename tą patį, kas yra tikrasis karalius. Ar Erodas, kurio rankoje yra galia, ar Kristus, kuris yra silpnas, bet Dievo išrinktas ir jis turi karalystę ne iš šio pasaulio, ar ne, kitokią karalystę. Žmogų keičiančią iš vidaus. Nebe smurtu, nebe jėga, bet ta vidinė iš vidaus mūsų liečiančia jo meilė. Taip pat karaliaus tema yra be galo svarbi ir tautos greitis. Tai, kas dvasinga, nėra greita. O norėtųsi, nes mes jau pradžios knygai skaitėme pirmą kūrinyje, mums norisi naujosios kūrinijos, bet dar pirmoji kūrinija turi atnešti mums kančią, kurioje gims naujoji kūrinija, ar ne? Mes matome žmogų, kaip apaštalas Paulius Korintiečiam laiške sako, pirmas žmogus yra iš žemės, antrasis Adomas iš dangaus.
Ir reiškia, Dievo plane yra visada tas, kas pirmas ir greitas, nėra tai, ką jis laukia gale, ar ne? Tu gerą vyną išsaugojai iki galo, ar ne? Mes visada pateikėm geriausia iš pradžių, o Dievas geriausia laiko galui. Jokūbas įsimylė Rachelę, bet jis veda pradžioje Lėją, kad vėliau vestų tai, ką jis mylėjo nuo pradžių, ar ne? Vėl mes matom dvi moteris Abraomo šeimoje. Apaštalas Paulius Galatam laiške kalba apie dvi sandoras, palyginamas su tom dviem santokom, sakydamas, kad pirmoji, jinai buvo vaisinga, ar ne, ir greit davė vaisių, bet antroji Sara tarytum užtruko, bet kai pagimdė, ar ne, tai buvo Dievo išrinktas vaikas. Ir štai čia lygiai tas pats yra du sūnus, pirmgimis būtų Ezavas, ir jam viskas sekasi, galėjo pusėje įsklęsti, jis užima teritorijas, bet palieka pažado žemę dėl turtų, ir kita vertus, jis suklesti, bet ir nuvysta. Ne, jo situacija yra tokia, kad jis yra augalas, kuris labai, labai greitai užauga, bet iš tikrųjų neturi ilgaikiškumo, o Jokūbas kančioje ir sunkume, bet užauga į tai, kas yra iš tikrųjų vertinga. Jis nėra pirmas, bet jis yra tai, kad Dievas laiko gerą vyną iki gale, ar ne, atidaro. Tai taip kaip šitam Kanos stebuklė mes skaitome šitos žodžius. Tai iškart primena tą ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, palyginimo apie sėją. Aš dabar perskaitysiu, priminsiu klausytojams ir žiūrovams. Jis sakė, čia Jėzus, štai sėjėjas išsirengė sėti, jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridė paukščiai juos sulėse. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės, jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni 100 grūdą, kiti 60, dar kiti 30. Kas turi ausis, te klauso. O nuo 18 eilutės Jėzus tą palyginimą ir paaiškina. Dažniausiai jis jų neaiškina ir tada reikia sukti galvą, ką jis turėjo omenyje, o čia jis pasako, ką tiksliai turėjo omenyje. O jūs nun paklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlis prie kelio. Pasėlis ant uolų tai tasai, kuris girdėdama žodį to jau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ir persekiojimai dėl žodžių greitai atkrinta. Pasėlis tarp erškėčių tai tas, kuris klauso žodžių, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasėlis geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių, kas 100, kas 60, kas 30. Tai vėlgi atrodytų ta pati idėja, atsispindėti Jėzaus šitam palyginime, kad neužtenka greitai priimti tą Dievo karalystės žodį su džiaugsmu, išaugti, kažką pradėti daryti, bet svarbiausia yra tas galutinis vaisius. O vaisius nesubrandinamas yra greitai. Vaisius užtrunka laiko subręsti, kas iš tikrųjų, svarstant tikriausiai apie savo gyvenimą, tiesiog labai praktiškai norėtųsi visko greitai ir dar pavydi tiem, kurie greitai kažką pasiekia. Ar dvasinėme gyvenime, ar šiaip materialiame gyvenime, bet atrodo, kad Dievo akise... Nelabai išeina to padaryti, Lavinai. Kaip? Dvasinėme neišeina. Taip. Net jo, neišeina pasiekti to tikro vaisiaus, tokio išoriškai tai gali taip atrodyti. Ir aišku, švenčiam to žmonės, kurie atsiverčia ir taip toliau, bet panašu, kad didesnis šventimas turi būti to, kurie išlaiko tikėjimą iki galo, nes pradėti tą bėgimą gali greitai. Ir čia kita tokia metafora ateina į galvą, kad maratonininkai kaip bėga. Jeigu jie labai greitai užsprintos pačioj pradžioje ir gali ilgą laiką būti priekyje, bet svarbiausia yra tas, kuris pabaigia, ištaupo daugiausiai jėgų, yra geriausiai pasiskaičiavęs, kaip reikėtų bėgti, žino savo pajėgumą, nors atrodytų ilgą laiką gali atsilikti, bet galiausiai jis gali pabaigti, o tam, kuris bėgo greitai, jis gali ir nepabaigti, gali ir mėšlungį sutraukti ir dar viso kito. Bet mintis išlieka ta pati. Dabar toks, nežinau, gal pastoracinės įžvalgos tada tokios reikia jau mums visiems. Kaip reikia tada tvarkytis, nežinau, su tuo tokiu sunkumu, realiu, kad pasikeitimas tiek mano, tiek kitų gyvenimuose jis neteina greitai, tas vaisius yra greit nesubrandinamas ir tai nervina, nuoširdžiai nervina. Ir atrodo, kartais norisi ir galbūt ir apleisti, palikti, nusisukti, nežinau, ar apstabdyti, arba galbūt per daug tiek nesistengti, nes norisi, daug dalykų galima dabar gauti, o čia yra labai toli ir dar neaišku, ar bus ir kaip iš tikrųjų bus, ir gali apimti tokia kaip ir neviltis. Tai kaip išsilaikytame kelyje? Na, vienas iš tų vaistų yra skaityti tos tekstus, kuriuos mes skaitome ir suprasti, kad tos problemos kankina ne vien mus. Ir ypač šito greito
greitų vaisių, greitų rezultatų troškimas, ypač jis pasireiškia Ezave, kuris už raudoną sriubą tą viralą parduoda savo pirmgimystę, nes jinai labai tolimas perspektyva yra. Kada dar mirs Izaokas, o pasirodo Izaokas buvo prie mirties labai ilgai, reiškia, iš tikrųjų ne vieną 10 metų vis dar nemirė ir atrodė, kokia prasmė tos tolimos perspektyvos, juk čia ir dabar gali pavalgyti, ar ne? Sriuba greitai atauš. Jo, sriuba yra čia, o kažkokia, paveldėjimo teisės jos labai tolimos yra. Tai Ezavas yra mums kaip tik simbolis to, kas yra labai greita ir efektyvu. Ir priešingai mes skaitydami apie jį ir matydami jo kelią, turėtume ir save protinti, ar ne, kad taip, tos sriubos ir netgi jo šiuo atveju jau nebe sriuba, iš tikrųjų sėkmė ir galios ir karalystės užaugimas, toks klestėjimas, jis nepriveda prie tikros vidinės kokybiškos, reiškia, šeimos. Tai šiuo atveju Dovydas jau užima jo karalystę, ar ne, kai atsiranda Izraelio karalius, jis yra jau stipresnis ir mes turime užduoti savo klausimą, ar mes Erodo ar Kristumi sekame, ar ne, kuris mums yra tikrasis karalius. Tai šiuo atveju šios istorijos irgi yra jų apmąstymas, vienas iš būdų pažaboti galbūt savo tą lūkestį labai greitai viską įgyti. Ir šiaip yra įdomu, kaip pasakojimai mus veikia, ir tyrimų visokių yra daryta, ir knygų prirašyta ir taip toliau, bet ar filmo žanre pasirodo tas pasakojimas, vis tiek žiūrėdami filmą mes pamatom kažkokią pasakojimą, kažkokią idėją tenais yra perteikiama ir jinai mus kažkaip paveikia. Ir paveikia kartais taip, kad tu nori tarsi keisti savo gyvenimą, kažko daryti, kažką nebedaryti. Ir panašiai yra su knygomis, irgi jūs skaitai gerą pasakojimą, jis tave įtraukia, atpažįsti savo gyvenimo situacijas, kažkokias tave uždega kažkam ir taip toliau. Tai dėl to žmonės dalyjasi nuolat istorijomis visokiamis. Tai iš tikrųjų yra toks kažkaip, nežinau, įspūdingas dalykas, atrodo, nieko tokio didelio nereikia padaryti, perskaityti kažką, išgirsti pasakojimą apie kažką ir gali būti įkvėptas kažkaip gyventi, kažką galbūt supratęs. Tai bibliniai pasakojimai iš tikrųjų dar turi tokią papildomą dėmenį, kad jie tarsi, kaip mėgsta atsakyti Bible Project, kurie jie tarsi skaito mus. Nėra ne taip, kad mes tik skaitom pasakojimą, bet jisai taip tarsi atsuka mums veidrodį į mūsų gyvenimo situacijas ir galiausiai pasijuntame tarsi įtraukti į jį taip, ir ypatingai, jeigu po to perkandam kažkokias konkrečias vietas, kurios atrodė iš pradžių pakankamai sunkiai mums, kaip dabar, pavyzdžiui, ta genealogija sunkiai suprantama, o dabar jeigu mes paimėme tą pagrindinę mintį, kad Ezavo tas greitas iškilimas gali būti pavojus, reiškia ir mūsų kažkokie greiti tokie pasiekimai dar nieko nereiškia, arba kaip tik jie gali būti pavojingi, reikėtų kažką kitą žvelgti. Dar mums liko aptarti apie asilus pasikalbėti. Čia yra vienas pasakojimas 24 eilutėje. Pakalbam apie asilus. Taip, 24 eilutėje mes skaitome apie Aną, kuris aptiko, kaip lietuviškam vertime pasakyta, karšto vandens šaltinius dykumoje, ganydama savo tėvą Cibeono asilus. Čia yra galvosūkis biblistam, kaip išversti šią vietą, nes tas karšto vandens šaltiniai yra vienas iš galimų interpretacijų. O jų yra labai daug, nes žodis, kurį mes sutinkame, yra hebrajiškam originale, yra pavartotas vieną kartą. Taip vadinasi, terminas, kuris žodį sutinkame vieną kartą, yra hapax legomenon. Tokių žodžių yra nemažai, bet ne visi yra problematiški, nes kartais juos galima pakankamai tiksliai nustatyti, kas turėtų omeny, arba iš konteksto, arba gal iš kitos literatūros. Šis yra sudėtingas. Tai karšti vandens šaltiniai yra Jeronimo siūlymas, jis savo laiku gal turėjo ir daugiau tų žinių ir giminingų kalbų. Patys rabinai labiau yra linkę kalbėti apie mulus, kad jis išrado mulą, tai yra ganydamas asilus, reiškia, eksperimentavo ir sugergė asilą su žirgu, su arkliu, ar ne, ir taip išrado mulus. Graikiškas vertimas mums sako, kad tai yra tiesiog vardas žmogaus ir dar yra mažesnių versijų, ar ne, kaip tai galėtų būti, tai toks yra jo biblistam galvosakis, kas turėtų omeny. Bet kas yra įdomu, yra, kad šitam skyriuje mes sutinkame vieną iš karalių Saulių, neįprastai jau žydišką vardą, tai yra, kas įdomiausia, jis yra pirmasis Izraelio karalius. Ir jis buvo pranašo Samuelio pašauktas, kai ieškojo dingusių savo asilų.
Reiškia, tai yra vienintelis epizodas, kuris labai turi sąskambį, kurį mes skaitome ir čia, ar ne, kuomet Ana ieškojo tų asilų, neieškojo, bet ganė jos ir prisimindami Sauliaus patį tipažą, kad tai buvo aukštas, išskirtinis, gale pasižymintis asmuo, labai tai primena Ezavą. Toks reiškia greitas, išskirtinis, aukšto stoto, o vėliau ateina Dovydas, ateina vėliau negu Saulius, jaunėlis, berniukas, raudonskrosnis, panašus į moterį, moters sūnus, ar ne, visai kitoks paveikslas, bet būtent jis savo silpnume nugali Galijotą, o Saulius savo jėgoje vėliau nusisuka, ar ne, tai panašu, kad autorius mums su šita istorija duoda nuorodą, kad Izraelio pirmoji dinastija yra panaši kaip ir vyresnysis Abraomo sūnus. Tai vėl atsikartoja Sauliuje, toks yra žaismas. Na, o dėl kitų interpretacijų, čia gal įdomumo dėliai, sakykime. Tas pats žodis beje yra jemim, ar ne? Jemim pats žodis yra. Tai viena iš versijų, kodėl, sakykime, rabinistinės tradicijos būtų linkus kalbėti apie mulus, yra tai, kad Aną mes čia sutinkame kelis kartus veikėją ir atrodytų, kad jis yra ir sūnus ir brolis, sakykime, vadinkim, taip, Cibeono, ar ne, tai viena iš versijų, kad Cibeonas turėjo santykių su savo motina ir iš jos gimsta, reiškia, tada Ana gautus jam ir sūnus ir brolis, tokiu būdu čia toks aiškinimas, ir kadangi taip gimė jis pats, tai jis, reiškia, ir tos mulus tokiu būdu ir išradinėja, tai toks būtų dalis rabinų taip aiškina. Bet, kaip ir sakau, tam yra, ar tekstas taip sako, ne, jis nesako, tai tikrai gali būti ir tie karšti vandenys, kas galbūt yra vakarietiškai mūsų lotyniškai tradicijai įėjęs ir pakankamai turbūt labiausiai paplitęs vertinys. Tam irgi yra argumentų, kodėl yra tam tikrai sąskambiai su vandeniu ir tom srovėm. Ir beje, tame teritorija tokių yra. Kas su mulais problema yra, kad grinai mulai neatsirado toj vietoje ir jie yra labiau, jos negali atrasti, ar ne, jos gali išrasti. Tai būtų kitas žodis, tai šiuo atveju labiau panašu, kad kalbam apie tą vandenį. Ir panašumas vis tik yra, į pirmąjį karalių. Beje, jeigu mes liktume prie graikiškos tradicijos, kad jis atranda tiesiog savo gentainį vardu Janin, tada išeitų, kad jis skirtingai negu Juozapo broliai pasielgia labai garbingai. Jis jį atranda pasiklydusi. O ką padaro Juozapo broliai? Juozapas juos atranda, jie jį parduoda į Egipto vergovę. Ir čia galėtų būti tada žaismas nuoroda, kad nepaisant to, kad Ezavas yra Dievo neišrinktas, jo giminėje pasielgiama garbingiau negu toje išrinktoje. Čia būtų toks kontrastas, kad ne visada mes randame geriausius poelgius šeimoje, kuri turėtų juos turėti, ar ne? Tai šiuo atveju, toks komentaras vėl taptų prasmingas, nes jis nuolat primintų izraelitams nesididžiuoti savo kūnišką prigimtimi, tokiu būdu pastebint, kad Juozapo išdavystė, užuomina tokia būtų. Tai toks būtų momentas, akivaizdu, kad yra užuomina į pirmą karalių Saulių, labai panašiom savybėm turinti negu Ezavas irgi. Pirmasis galiai išsiskiriantis stotų, ūgių, reiškia, bet ne tas, kurį Dievas įsirenka, Dievas įsirenka vėliau esantį ir įsirenka tą silpną jaunėlį, ar ne? Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis šiandien. Kitą kartą jau aptarinėsime pradžios knygos 37 skyrių. Pradėsim klausytis pasakojimo apie Juozapą ir jo brolius, tikrai žymaus, ir pažiūrėsim, ką ten galim atrasti. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, aš Laurynas Jacevičius, su manimi kartu, kaip įprasta, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, kuris ir dalyjasi pagrindinėmis įžvalgomis. Jei esate, kad nors praleidę viską, galite rasti apologetika.lt grojaraštyje Biblijos slėpiniai, o jei norite palaikyti tiek šią laidą, tiek visas apologetika.lt iniciatyvas, tai galite padaryti užsukę į internetinę svetainę apologetika.lt, pasvirasis brūkšnys parama. Be abejo, jeigu jums patinka, dar ką darote, visiškai nemokama, daug laiko nekainuoja, paspausti nykštį pakeltą į viršų prie šito vaizdo įrašo, parašyti komentarą, pasidalinti su kitais, jeigu jums tai yra įdomu, ir džiaugiamės, jeigu taip yra. Dar kartą ačiū Pauliu, ačiū visiems, iki kitų kartų. Sudiev.